koks skirtumas tarp manęs ir ten to kažkokio no-neimo Slavkos, kurio aš nežinau. Pirmus gal tris kartus girdėjau, kas toks ir net nežinau ir nežiūrėsiu, neįdomu. Nėra man to laiko tokiems kvailiams stebėti. Koks skirtumas? Jis uždirba iš populiarumo. Jis yra ten, atseit, kiek suprantu, kažkoks kūrėjas, kažką daro, kažką komunikuoja, ta prasme, jis yra priklausomas nuo to, kiek jį rodo, kiek jis yra populiarus ir nuo to priklauso jo gyvenimo kokybė. Ta prasme, pinigai. Tiek, kuo populiaresnis, tuo daugiau pinigų, kaip ir Tapinas, pavyzdžiui. Kuo daugiau pinigų, tuo jisai ten mandravoja labiau. Man to nereikia. Aš gyvenu, aš turiu uždarbį stabilų ir aš galiu tiesiog laisvalaikiu išeiti į savo nedidelio namo labai paprastą kiemelį ir padaryti trumpą video, į kurį irgi pažiūrės, gal ne 100 000, bet kažkas tai. Tai toks ir skirtumas. Nors kažkuria prasme esu matomas, žinomas ir kažkuria prasme. Galėsiu net papasakoti istorijų, jeigu įdomu, ar tikrai tas Simas kažkur tai žinomas, matomas ir taip toliau. Parašykite komentaruose tokius komentarus, nieks mes tavęs nežinom, mes tavęs nematėm. Aš papasakosiu tikras istorijas kelias. Ir tada pažiūrėsim, kas ten labiau kur žinomas. Gerai?